Sveiki ir šiandien aš filmuoju video. Darau video po labai ilgos pertraukos. Kodėl buvo tokia ilga pertrauka? Nes aš neturėjau minčių, kokį video padaryti ir dar plius, atsiprašau, laiko nebuvo dažnai. Kad tai čia veikia? Oi, nutraukau temą. Pagaliau su draugė, su savo klasiokė ir su youtuberė susitarėm padaryti swagboxą. Tai pagaliau šiandien ryte jau mes jį gavom, žiauriai fainas. Jis žiauriai gražiai supakuota, aš taip nesupakavau. Tai parašyta swagbox. Nuo ko? Nuo ko? Tai nuo Lukos blogų, kam, gap.it. Tai, kaip matot, dugno jinai nepakavo, aš irgi nepakavau dugno, nes popierių nenaudojom. Ir mes jį padarėm per kokias 3 dienas, darėme virš 10 eurų. Nu, šiaip 10 eurų, bet viršėm sumą, aš gal 11-12 kokią eurų jai ten padariau, o jinai tai, man atrodo, irgi panašiai sakė. Tai mano swagboxą padarytą jai rasite jos kanale, paliksiu pavadinimą jos apačioje. Toliau. Tai galima atidaryti swagboxą. Ai, ir be to, Luka, jei tu žiūri šitą video, aš pamiršau tu parašyti laišką, nes tiesiog neturėjau laiko, nes tu labai greitai su mane tiesiog jį padaryti. Nu, ką tu tam uostai? Nes padarėm per 3 dienas ir šiandien aš tik dabar būčiau jai jį atidarus, o jinai sumanė, kad šiandien ryte, tai aš turiu iš pačio ryto dabaiginėti viską pakuoti ir nespėjau padaryti laiško. Jai tai gerai, kai jinai vakar turėjo daug laiko, aš neturėjau. Nu, darom swagboxą. Vau, kaip čia gražu, jūs pasižiūrėkit. Čia laiškas parašytas, čia dovanėlės. Oi, išbirėjo. Pasis rinksim. Oi. Aš šiaip būčiau filmavus video jau iš pačio ryto, bet negalėjau aš jos filmuoti, nes buvau išvažiavus į repeticiją dainų šventės. Tai va, vidus. Pas mane daug mažiau dovanėlių. Kiek pas ją čia dovanėlių? Ai, todėl pas ją daugiau gavosi, nes pas mane paukuota vienam tam maišukyje, nu, vienam tokiam supakavime, keli dalykai, ne visose. Nu, perskaitysiu laišką dabar. Žiauriai gražus jos raštas, jūs pasižiūrėkite. Dabar, tai gal ne taip matosi, bet šitai jinai mokyklai taip gražiai rašo. Nu, perskaitom laišką. Gabytė, štai ir atsiunčiau tau šį swagboxą. Tikiuosi tau patiks. Norėčiau, kad filmuotus video ir dovanėles atidarytum pagal skaičius. Beje, nekreip dėmesio, kad negražiai supakuota. Stengiausi kiek galėjau. Nuoširdžiai Lukos blogai. Tai čia parašyta pagal numerikus. Pas mane irgi pagal numerikus. Tai šitam reiks susirasti dabar pirmą numerį. 8, 7, 10, 5. Pas mane atrodo mažiau daiktų, bet pas ją daiktų koks antras didelis. O, va, pirmas. Vau, jinai kokius kaspinukus užėjo. Didelis saldainis. Ryte prie sausainių. Atsimšom. Nu, pažiūrim, kad čia ryte prie sausainių. Jei prie sausainių, tai matau kažkas iš jūrininkų. Iš kur jinai atspėjo, kad aš mėgstu kakavą? Dabar turėsiu, man užteks jos ilgam. Oi, dar čia užklijuota. Taip nesinori to popieriaus gadinti. Atleisk, Luka, tavo šitus geriausius darbus. Labai atsiprašau.
atsiprašau dėl atsiprašau. Žiūrėkit video toliau. Tai kiek jinai man čia jos nupirko. Va, kakao. Šešis po kelis kakavus nupirko. Bus tikrai gerai, nes aš ją žiauriai mėgstu, kiekvieną dieną geriau. Gerai, toliau antras numeris, mačiau čia kažkur. Ojei. Šitas, dar jinai čia prismulkinus to popieriaus. Didelis saldainis. Turėtų patikti atsipalaiduok. Beje, labai didelis saldainiukas. Tikrai. Jinai man sakė, kad pakuos kokiam stiliui, tai sakė viską pakuos saldainiukais, bet matau, kad ne viską. Aš tai jai vieną dalyką ten saldainiukus pakaliau. Bet jie kaip pasistengė. Vėl teks jos šedebrą suplėšti. Gerai, kad aš nelūpu belę, kai jos sužiūrėjau. Jau žinau, kas čia. Eik tu savo. Pasižiūrėkit. Vonios druska, kiek jos čia daug. Užteks ilgam. Toliau trečias. Va, trečias. Nežinau, ar patiks. Nužiūrim, pasakysiu, ar patiks ar ne. Šiaip, aš jau žiauriai laiminga dėl šitų dviejų dalykų. Jei bus dar geresni, tai nežinau. Aš nukrisiu. Kaip sunku šitą atrišti. Va. Bet jinai su tokiais gražiais kaspinukais darė. Tokiam juostelėm. O, nagų lakas. Juodas. Man reikėjo juodą ir va, pagaliau juodas. Ačiū labai. Ketvirta. Kaip tik tau. Kažkas apvalaus. Kiek čia tų tipinukų. Ar čia lygtais nebus kokia vonios bomba? Aha, ne. Kiek man žinokė. Tikrai kaip tik man. Čia man atrodo netikras, bet jo, čia eosas. Bet čia manau, kad yra netikras, nes turi abi pusės, bet nesvarbu. Kvepia taip skaniai. Ačiū labai, aš laimingiausias žmogus pasaulyje. Va, ketvirta kažkur, ne, čia buvo penktas. Tau kaip smaližiai. Aš esu smaližiai, bet pasižiūrim, ar tikrai spėjai. Jakau. Čia tiek prikliavai ant šito lipnios juostos. Nekreipti dėmesio į pašalinius garsus, nes mano šuo nesąmonė daro. Loja ant žiūrkėlų, nes jai žiauriai nepatinka ją. Saldainiukai. Šitai tikrai skanus. Aš jau laimingiausia. Nu, penktas. Ne, čia septintas. Pala, penktas ką tik buvo, dabar šeštas. Štai maišau juos. O, šeštas koks didelis. Tipo dantų pasta. Tipo dantų pasta. Nu, žiūrim, kokia čia tipo dantų pasta.
Dabar jau nebekerpu, nes noriu kuo greičiau viską išlūk, nes taip noriu sužinoti, kas kur čia yra. Vau, žiūr. Aš ją irgi nupirkau rankų kremą. Nu, rimtai, bet aš ją nupirkau kitokį. Bet rimtai, aš ją irgi rankų kremą nupirkau. Aš ją nupirkau, tai nebuvo gana brangus, nes aš ją nupirkau tik pabandyti. Dušo želė kreminė. Man kaip tik reikėjo dušo želės. Ačiū, 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 ačiū. Nu, toliau 7. Bilietas į kiną. Juokauju, taip net neapsidžiaug. Kodėl? Aš taip norėjau bilietą į kiną. Nu, pasižiūrėjau. Čia kažką matau. So cute. Žiūrėkit, toks fainas magnetukas. Jums jisai atrodo biškai kitoks, šiaip jis dar gražesnis. Žiauru, ačiū tau. Iš kur tu žinai, kad man patinka mėly dalykėliai. Dabar kai pagal ją, pagal jos dovanas, tai aš nežinau. Mano daug prastesnis. Kas čia, greičiau lupam. Kaip fainai. Buk. Aš pirmą kartą turėsiu iš buk lupta šiek. Buk. Abudu iš buk. Žiauru. Ačiū tau. Už šitą tai tikrai žiauriai ačiū. Pirmą kartą turėsiu tokį. Nu, prie 9 ir paskutinis bus 10, tai jau čia kaip ir jau mažėlis. Nuo manęs nuoširdžiai. Ups. Ne tik, kad lupu, tai neatsakingai, bet žiauriai noriu sužinoti, kas kur yra. Nu, kas čia. Oi, biški. Pasi dėžutė. Žiauriai faina. Čia turbūt jos auskarai. Nes nuo jos jinai parašė, kad nuo jos. Jo, čia bus jos auskarai. Šiaip jo, už dėžutę tai ačiū ir už auskarus. Nu, 10, paskutinis. Papuošk savo ranką, beje, ta žodis mis reiškia, kad kai būsi kaime, aš tavęs ilgėsiuos. Aš žinau, ką reiškia mis. Bet tu dar paaiškinai, kada manęs ilgėsiuos. Žiauru. Kokia apyrankė. Aš dabar ją lupu. Aš dabar, kai jai padovanojau dėl vieno dalyko, aš gailiuosi, nes aš pati jo noriu. Kaip fainai. Dar man kaip tik čia. Nu, tai va, čia buvo visos dovanos. Įrankė, šitą magnetukas, nagas, dušo želė, rankų kremas, eosas, tokia sunki
dušo. Oi, kokio dušo. Man druska. Ir kakava. Eisiu va dabar darytis kakavos, viskas. Nu, tai va, čia buvo visi dalykai nuo jos. Nuo manęs pamatysit jos kanale. Visus dalykus. Tai va, tuščia dėžutė ir jinai dar ten tokių sniegų čia prikrovė. Tai jos labai labai daug. Tai va, žiauriai fainai, ačiū, džiaugiuosi už visas šias dovanas. Tai su jumis susitiksiu per kitą video. Like, komentuokit, prenumeruokit, komentuokit, kokio video norėtumėt. Iki.